Mieli mano broliai ir seserys, šios dienos evangelija yra trumpa, bet labai stipri. Tai viena iš tų vietų, kur Dievo žodis pasirodo kaip dviešmenis kalavijas, perskverbiantis mūsų širdį. Fariziejai prašo ženklo. Tačiau Jėzus jau buvo padaręs daug ženklų. Jis išgydė kurčnebylį, tardamas efata, atsiverk. Padaugino duoną. Darė viešus regimus, neginčijamus stebuklus. Ir vis dėlto jie prašo dar vieno ženklo. Kodėl? Nes tam, kuris nenori tikėti, joks ženklas nėra pakankamas. Tada Evangelija pasako kai ką sukrečiančio. Jėzus giliai atsidūsta. Tai ne tas pats adusis, kaip per išgydymą. Ten tai buvo maldos adusis, nukreiptas į tėvą. Čia yra kitaip. Tai tarsi adusis to, kuris sulaiko skausmą, kuris giliai įkvėpia matydamas žmogaus širdies kietumą. Jėzus yra Dievas, bet taip pat ir žmogus. Jis mus moko net savo reagavimo būdu. Jis atsidūsta ir atsako: šiai kartai nebus duota jokio ženklo. Ir tada nuskamba sukrečianti frazė. Palikęs juos, jis vėl įlipo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. Kokie stiprūs žodžiai. Jėzus nusigręžė. Kodėl? Lygiagretė Mato Evangelija taip aiškina. Ši karta yra pikta ir svetimaujanti. Pikta, nes nutolsta nuo Dievo. Svetimaujanti, nes jungiasi prie kitų dievų. Ir štai čia yra žinios esmė. Problema nėra ženklų stoka. Problema yra tikėjimo stoka. Kai nutolstame nuo Dievo ir jo vietą statome kitus dalykus – malonumą, pinigus, patogumą, pritarimą, nuodėmę – mes tampame ta pikta ir svetimaujančia karta. Mes norime Dievo, bet norime ir stabų. Norime viena koja būti Jėzaus valtyje, o kita pasaulio krante. Bet kas gyvena pasidalinęs, tas galiausiai krenta. Tada Jėzus padaro dar kai ką labiau sukrečiančio. Jis gerbė jų laisvę. Ir tai yra viena didžiausių bausmių. Kartais Dievo bausmė yra leisti mums daryti tai, ko norime. Nori išeiti? Eik. Kaip tėvas, kuris leidžia sūnui išeiti, žinodamas, kad jis pasimokins per skausmą. Kiek kartų mes taip darome? Kiek kartų nustojame tikėti Dievo meilę, kad paragautume laimės, kurią žada pasaulis? O paskui grįžtame sužeisti, nusivylę ir tušti. Nuodėmė iš esmės tai ir tai. Nustoti tikėti Dievo meilę. Tai reiškia patikėti, kad stabai gali duoti tai, ką gali duoti tik Jis. Šventojo Jokimo laiškas kalba apie dvigubos sielos žmogų. Ir mes turime apsispręsti. Artėja gavėnė. Tai apsisprendimo metas. Negalima uždegti vienos žvakės Dievui, o kitos velniui. Negalima gyventi pasidalinęs. Arba mes esame jo, arba ne. Jėzus nieko neverčia, bet jis ir nekonkuruoja su stabais. Jei tu nusigrėši nuo jo, jis gerbs tavo pasirinkimą. Bet jei atgailausi, jis išties tau ranką. Šiandien yra apsisprendimo diena. Apsispręsk dėl didžios meilės. Apsispręsk pasitikėti. Apsispręsk sudeginti laivus, kaip tie jūrininkai, kurie pasiekę naują žemę, sudegindavo savo laivus, kad nebegrįžtų atgal. Sudegink savo laivus. Eik pas Jėzų galutinai. Jis yra geras viešpats. Netikri dievai žada laimę, bet negali jos duoti. Jis gali. Atsiversk, apsispręsk, drąsos. Jei tu nenusigrėsi nuo jo, jis niekada nenusigrės nuo tavęs. Kas kaip Dievas? Kas kaip jis?